Varlės malda Antoni de Melo. Skyrius religija. Sudegintas Buda. Šaltą žiemos naktį klajojantis asketas paprašė prieglobsčio šventykloje. Vargšelis labai drebėjo, ant jo krito sniegas, taigi šventyklos šeimininkas, nors ir nebūdamas itin palankus tokiems prašymams, įsileido pakeleivių vidun ir tarė: "Tiek to, pasilik, bet tik vienai nakčiai. Čia šventykla, o ne prieglauda, todėl ryte turės iškeliauti." Mirtinoj nakties tyloj šventikas išgirdo keistą pokštelėjimą. Jis įpuolė į šventyklą ir apstulbo. Pakeleivis buvo susikūręs laužą ir šildėsi. Niekur nesimatė medinės Budos skulptūros. "Kur skulptūra?" paklausė šventikas. Klajūnas mostelėjo laužo link ir tarė: "Maniau, kad sustipsiu. Buvo klaikiai šalta." Šventikas suriko: "Ar tu iš proto išsikraustei? Ar suvoki, ką padarei? Tu sudeginai Budą?" Asketas įdėmiai stebėjosi į pamažėl gęstantį laužą ir lazda žarstė nuodėgulius. "Ką čia dar darai?" niršo šventikas. "Ieškau Budos, kurį, kaip sakai, sudeginau kaulu." Autoriaus prierašas. Kai vėliau šventikas šią istoriją papasakojo zen mokytojui, šis tarė: "Esi prastas šventikas, nes miręs Buda tau buvo svarbesnis už gyvą žmogų."